Sveiki! Ar žinote, kaip prižiūrėti kambarinės gėlės žiemą? Spalis ir lapkritis yra sudėtingiausi mėnesiai kambarinėms gėlėms. Pagrindinės priežastis, kodėl kambarinėms gėlėms taip sunku žiemą, yra pasikeitusi oro temperatūra, prasidėjus šildymo sezonui ir itin išsausėja patalpų oras, sumažėja dienos ilgumas ir dėl to kambariuose tampa gerokai tamsiau, bei pasikeičia laistymo poreikis gėlėms. Kambarinių gėlių priežiūra žiemą išsiskiria 3 aspektais – laistymu, vietos parinkimu, tręšimu. Nepamirškite, kad kambarinės gėlės laistyti reikia gerokai rečiau negu vasarą. Laistymo dažnumas priklauso taip pat ir nuo patalpų temperatūros, tačiau nereikėtų laistyti dažniau negu kas 2 savaitės, o geriausia kas mėnesį. Kai kurių kaktusų ar sukulentų galbūt nereikės laistyti net ir visą žiemą, jeigu jiems šiuo metu yra ramybės periodas. Laistykite kambario temperatūros vandeniu, neliekite šalto ar pernelyg šilto vandens, geriau leiskite jam nusistovėti. Jeigu turite, naudokite minkštą sniego ar lietaus vandenį. Kambarinių augalų tręšimas žiemą yra gana retas. Sukulentai ir kaktusai visai netręšiami, o lapinės gėlės tręšiamos įprastai nedažniau negu kartą per mėnesį. Ši taisyklė negalioja žiemą žydinčioms kambarinėms gėlėms kaip ciklamenai, meileniai, orchidėjos, sanpaulijos, azalijos ar puansetijos. Žydėjimo laikotarpiu jas tręškite kas 2-3 savaitės žydinčioms gėlėms skirtomis trąšomis. Labai svarbu paminėti, kad būtina bent kartą per mėnesį valyti dulkes nuo augalų lapų. Pasidengusios dulkės neleidžia augalui įsisavinti drėgmės bei blokuoja šviesą. Dulkių valymui naudokite įvairias švarias šluostes su minkštu vandeniu, tačiau darbą pasilengvinti galite naudodami ir specialias šluostes, kurias galima įsigyti parduotuvėse. Šios šluostės yra impregnuotos lengvų trąšų mišiniu, dėl to ne tik nuvalysite dulkes, bet ir juos kartu ir patręšite. Taip pat švarius lapus galite valyti ir blizginti purškiamais aerozoliais, tačiau nepurškite ant minkštų plaukuotų lapų, kaip margenių, ginurų ar sanpaulių, nes taip gali atsirasti dėmių ar įsimesti puvinys į lapus. Teisinga kambarinių gėlių priežiūra žiemą taip pat lemia ir tinkamos vietos parinkimą. Augalai, kurie reikalauja daugiau saulės šviesos, turėtų keliauti ant palangių, tai galėtų būti įvairūs kaktusai, sukulentai, paparčiai ar palmės, tačiau nestatykite jų arti radiatorių. Žiemojančių augalų nepamirškite ne tik reguliariai laistyti, tačiau ir drėkinti minkštu vandeniu. Kai kurie augalai itin mėgsta būti apipurkšti kambario temperatūros vandeniu, tačiau rinkitės minkštesnį. Jeigu naudosite vandenį tiesiai iš čiaupo, nepamirškite, kad gali atsirasti baltų dėmių, tai atsiranda nuo kalkių. Kambarinės gėlės žiemą yra gerokai jautresnės. Dažnai ant lapų galima pastebėti įvairias dėmes ar ruduojančius augalo kraštus. Tai gali signalizuoti apie pernelyg sausą orą, per dažną laistymą, galbūt įsimetusi puvinį į lapus. Esant sausam orui, ant augalų lapų galima pastebėti baltų apnašų. Tai gali būti miltuotasis skydamaris. Todėl tokius augalus atskirkite nuo sveikųjų, kad kenkėjai nesplistų, bei naudokite augalų apsaugos priemones. Kambarinėmis gėlėmis džiaukimės ištisus metus.